Nu, viskas gerai. Tai pradedam jau kažkaip. Pradedam. Nu, Ieva, nuo ko nori pradėti? Nu, tai ką, seniai visi trys susėdavom. Taip. Nu, gerai buvom, bet tokioj, ne visai gal, tokioj aplinkoj. Neformalioj. Kur karo ruošiaus, kur tik tai, kur be pasisuksim. Nu, tai Pauliau, kaip gyveni, seniai matėmės iš tikrųjų. Kaip ir neblogai. Kas yra neblogai? Nu, kadangi esu bedarbis, tai taip ir gyvenu. Nu, tai pasako, kodėl bedarbis dabar, Kodėl? kas įvyko gyvenime. Ne, tai kaip ir manau, kad dauguma, kas žinoti, buvau Seimo nario patarėjas ir kadangi pasibaigė kadencija ir pasibaigė darbas, tai jau taip tokia ir liūdna nada, galim pradėti. Bet tai neliūdna nata, mes praėjusį podcastą su Iva šiaip šnekėjom apie darbų pasikeitimus ir kaip sunku šiaip išeiti. Pradžios, o čia tai toks dar ir priverstinis. Faktorius. Bet ar sunku, kai taip tiesiog baigėsi rinkimai ir reikia išeiti? Nu, čia kaip kam, pavyzdžiui, aš to tikėjausi ir to, kaip pasakyti, ne tai, kad laukiu, bet nuo pat pradžių galvoju apie kitas veiklas, ką toliau veikti ir ką daryti. Tiesiog taip ir gavosi, kad aišku, kažkiek buvo liūdna išeiti, tikrai nemeluosiu. Nu, bet... Ar kokią ašarėlę nubraukiai su dėžute daiktų išeinant iš kabineto? Ar daug daiktų išsinešiai šiaip? Šiaip nemažai. Šiaip galvoju, mažiau išsinešiau. Jo, bet užkopau, nes mačiau, kai kurie išsinešė su Seimo tokius tašytėm, bet aš tai taip pakankamai nemažai. Gal dėl to, kad nemažai dirbau, bet išėjo... Arba jau nuo daiktų, kiek tai priklauso, kiek dirbi, ne? Nu, pagal popierių žiūrėjau, kurie buvo, žinai, supjaustyti arba kažkas tokio, tai pakankamai nemažai galvo atspausdinau, bet pakankamai nemažai daiktų, o šiaip tai su nemaža didelė ašara išėjau šiaip. Nes buvo tikrai graudu, nes 4 metai buvo skirti visiškai šitam darbu, atsidavimui ir tikrai buvo liūdna išeiti. O ką dabar spėjai nuveikti iki to laiko? Dabar šiek tiek kol kas nieko. Užimtumo tarnybos registravau. Užimtumo tarnybos registravau. Šitas jau puikiai pradžiai. Tai bent jau vieną dalyką pastariau, bet iš tikrųjų stengiuosi, ieškau darbų, galvoju apie naujus projektus, vis dėlto pagal specialybę esu teisininkas ir viena iš idėjų vis tiek dirbti su šitą sritimi ir manau, kad po naujų metų pradėsim vykdyti naujas veiklas būtent su šitą specialybę. Nu, jeigu reikės teisininko, žinosim, kur kreiptis. Tai nebuvo norų ten, nežinau, pailsėti, kažkiek išskrist, patostogauti, atsikvėpti? Jo, norėčiau ir manau, kad tikrai reikės pradėti šitą dalyką daryti, bent jau po naujų metų vieną kartą išvykti kažkur. Vienas iš tikslų naujų metų pailsėti, pradėti atostogauti. Bet šiaip tai labai norėčiau jo, nes iš tikrųjų pakankamai daug dirbo ir tų atostogų net neturėjau, net ir kaip kalbėjom su darbdaviu. Tai pakankamai daug buvau užkopęs atostoginių dienų, tai nes viską save atidavau, tik tai, kaip ir sakiau, darbą. Tai per visus 4 metus buvau gal išėjęs atostogų, gal 7 dienas. Oi, kaip darbo žmogus. Darbas. Yes. Bet iš kitos pusės tai vis tiek smagu tie pokyčiai. Aišku, jie kelia kažkiek streso ir panašiai, bet, nu, vat, kaip ir praeitam podcast'e iš tikrųjų šnekėjom, kad dar juo labiau, kai tave priverčia kažkas pajudėti, nu, nes taip, tai gal tu ten, žinai, savo sėdėtum patogiai, pripratęs, viskas gerai. Kaip sakėm, su amžiumi vis sunkiau iš viską. O dabar tiesiog toks... Jo, nes aš manau, kaip pasakyti, mano tokia subjektyvia nuomonė, kad kiekvienas spyris į užpakalį, tai visą laiką tave skatina judėti toliau į priekį ir tu atsidurdamas tam tikroje diskomforto zonoje, tai tu paskui turi kažkokias galimybės, kažkokias naujas įvairovės, kažką pradėti ir rasti save naujų įgūdžių ar kažką lavinti per naują ar kažkas tokio. Pavyzdžiui, aš pats pakankamai daug domiuosi ne tik tai politika, teisė, bet ir investavimo platforma ir visa kita portfeliais, kas yra dabar šio laikinio momentu yra pakankamai paklausų ir įdomu. Tai tikrai mes kiekvienas turim, jeigu kažkiek esame imlesni žmonės, tai norim kažką naujo sužinoti, tobulėti ir tas skatina toliau paskui nesijausti tokioj diskomforto zonai, nes mes sakau, aš, pavyzdžiui, sakau, per tuos 4 metus supratau, kad man reikia kažką toliau mokintis ir kažką daryti, dėl to aš ir mokinausi. Bet, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir jis kiekvienas pasirenka, kaip jisai nori pradėti toliau gyventi savo laikotarpį, kaip atsiranda tokia būtent krizė, būtent darbo, kaip tu netinki darbo. Bet žiūrėk, yra ir pozityvi pusė išėjai, tai iš karto pas mus. Taip, Per visus tuos metus antiek neturėjai atostogų ar nepraradai ryšių su žmonėm? Ne, šiaip tai pakankamai daug bendravau su žmonėm, labai apgailestauju, kad neturėjau galimybės atvykti pas jūs, bet gerai, būtent renginiuose pakankamai dažnai sudalyvaudavau. Viešai atsiprašau. Domina.
Bet šiaip pakankamai dažnai buvau jūsų organizuojama renginiuose. Pavyzdžiui, mūsų tas užgimęs projektas Ekstremali naktis, tai čia buvo mano viena iš svajonių, kurią norėjau iš tikrųjų išpildyti ir manau pakankamai gerai pavyko jau 2 metai iš eilės ir daryti pasirodymus, bendrauti su žmonėm. Tai tas ryšys aš nemanau, kad dingo, mes jį kaip tik dar labiau paskatinom per jaunimo prizmę ir tiek su vyresnio amžiaus žmonėm bendrauti. Ir tas renginys, manau, tikrai sudomino daug marijampoliečių žmonių, tiek jaunesnio amžiaus, tiek ir vyresnio. Tai manau, kad nepraradau ryšio tikrai su žmonėm. O kaip tavo motokrobatų karjera, kas čia nusimato, nesimato? Ne, tai matosi tikrai, aš pradėjau vėl po truputį daugiau intensyviau sportuoti, dėl to, kad vis dėlto buvo darbas pakankamai intensyvus ir laiko atsirado pagaliau. Ir plus vėl prasideda pas mus varžybos, nes kadangi pradėjau aš kaip ir dirbti, tai buvo tas karantininis laikotarpis pakankamai sunkus ir mūsų visas sportas buvo pakankamai labai sustabdytas ir mes neturėjom nei pasirodymų, daugumą, nei varžybų. Ir dabar matau, kad viskas vėl grįžta į savas vėžes ir aš manau, kad vėl po truputį, step by step ir eisim toliau į treniruotę. Ar sulauksim dar vieno čempionų titulo? Šiaip, aš tikiuosi, kadangi 2020 man atrodo, metais paskutinį ne pasaulio čempiono titulą iškovo, bet Latvijos čempiono titulą iškovo, tai manau, kad gal kitais metais tikrai, manau, vėl kažkurios šalies bandysim čempionate dalyvauti ir bandysim laimėti, nes vis dėlto treniruočių buvo visų laikotarpių, būtent vasaros momentų, bet ir matau, kad tas vadinamas skillas nedingo, jį galima toliau tobulinti, amžius nepakenkia, tai manau, kad greitų metų vėl grįšim į tą tarptautinę rinką motokrobatikos. Amžius nepakenkia. Ne, tai aš jau realiai vyriausias esu. Kaip senjorai, žinai, kiek jau tu čia vyresnis. Nu ką jau. Amžius nepakenkia. Man taip patinka. Ne, jinai tai jo jauniklė. Ne, tai jinai pagal mus tai jo, ką jau čia. Oi, young and fabulous, nu ir ką jūs man va. Tai jau mes tau pavydėm draugiškai, žinai. Nu ką jau, aš žinai, kad man grąžintų tuos laikus. Kad gražintų kas tuos laikus, tai būčiau dar ne tiek čempionų titulų parvežęs. Būtent, nes tada supratau, kiek dar reikėjo daugiau treniruotės, nes aišku, paskui, žinai, kaip tapau pasaulio čempiono titulų, tai faktas kažkiek tu, ne tai, kad užėčiau nosį, bet, pavyzdžiui, tikrai šiek tiek mažiau, ne tai, kad treniravausi, bet mažiau gal pradėjau dalyvauti varžybose, o daugiau susidomėjau to komercinė veikla, kur yra pasirodymai ir kiti dalykai. Tai iš tikrųjų varžybos man buvo žymiai malonu dėl to, kad, kaip ir mes minėjom prieš tai, kad tu kažką kaip pabaigi ir kažkur žaidi tobulėjai, tai tu save, kaip pasakyti, tobulėjai ir toliau ateityje. Tai būtent motokrobatikos varžybos man daugiau ir suteikdavo ir pasitikėjimo, daugiau įgūdžių ir aš taip save lavinau kaip geresnį dar motokrobatą ar sportininką ir būtent kitose šitą specialybėse tas pats ir veikia. Kad kuo tu daugiau atsirandi tam tikroje diskomforto zonoje, tuo tu labiau ir tobulėji. Tas pats kaip ir mes prieš podcastą kalbėjom, kad kaip tu esi diskomforto zonoje, tai tada tu kažką pradedi toliau daryti ir judėti į priekį. Arba esi sirgęs žvaigždžių liga? Ne. Oi, kaip staigiai sakė. Vadinasi, kad tikrai nebuvo, nes nebuvo net pagalvojimų. Ne, nes... Arba ginasi? Ne, žinai, iš karto pagalvočiau, jeigu tai būtų, bet iš karto apie savo tėtį pagalvočiau, nes iš karto mano tėtis man neleistų tokio dalyko daryti, nes daugumai iš šito rato visi žino mano tėtį. Žinau. Tai jisai, manau, linkėjimai. Linkėjimai. Taip, linkėjimai. Remyga, linkėjimai. Tai va, tai jisai man niekada nebūtų leidęs šitą dalyką, tikrai. Žodžiu, dorovės policija yra. Jo, visą laiką. Visą laiką net ir šitam darbe, kur buvau, neleido niekada sužvaigždėti ar kažką tokio. Būk savo vietoje ir viskas daugiau nieko. Tai super. Tai grįžtam gal prie tų žmonių, nes čia labai gražiai, tai labai gražiai susuko iš tavo klausimų. Bet aš taip ir politiškai nieko nesakiau, žinai, nu ką žmogų pasikvietė, nu negi čia dabar, žinai. Negi klausyk čia dabar. Nu, taip. Ne, jau prižlugdėt prieš podcastą. Nu, nesileis dabar, paskui nieks neis pasmušti. Proof or didn't happen. Va, matai? Viskas, na. Nu, tai va, ir neįrodymų, ir nieks nevyko. Bet jo, šiaip iš tikrųjų labai išsisukai nuo šito klausimo, nes... Bent kažką išmoko per tos 4 metus, žinai, įsisukti iš kažko. Nes vis tiek tas santykis su žmonėm, nu, ta prasme, net mes ir nedirbam tokių darbų, mes galim matyti kiekvienas iš mūsų, kad, nu, vis tiek, jeigu anksčiau tu leidai daugiau laiko su draugais, ar net su ta pačia šeima, nu, tu dabar jau tiek nebeleidai jo, nes jo tiesiog nėra. Tai kažkuriam momente tu vis tiek su tam tikrai žmonėm tu pameti iš vis ryšį.
su kitais apmažėja tas ryšys, arba su kitais kaip tik pastiprėja, nes, aišku, nebūtinai tu turi kiekvieną dieną bendrauti, bet turiu galvoj, kad, tiesiog stiprėja tas tavo tarpusavio santykis. Tai kaip pas tave čia? Tai faktas, taip ir buvo, iš tikrųjų, tai yra normalu, kartais tu, kai pakeiti tam tikrą veiklą, tu visą laiką kartais arba pasikeičia tavo iš viso žmonių ratas, kuriame tu būni, nes mano realiai tai labai pasikeitė, 180 laipsnių kampu. Aš, pavyzdžiui, tikrai pradėjau daug bendrauti su politinio gyvenimo, su žmonėm, kurie būtent tuo gyvena ir iš jų mokinausi, nes faktas, tu kada geriausiai išmoksti savo profesiją, tada kaip tu būni tarp tų žmonių, iš kurių gali mokytis. Ir faktas, tas yra labai gaila, kad kaip sumažėjo didelis laikas su kitais žmonėms, kuriais nebuvo. Tai tas pats ir su jumis, dėl to, kad irgi tuo momentu mano visai kitoks buvo darbo veiklos ir kažkas tokio, o dabar, kai buvo būtent politika, tai faktas, aš turėjau labai daug laiko skirti politikai, žmonėm. Faktas, negaliu sakyti, kad nebendrau su paprastai žmonėm. Tais, ne tai, kad paprastais, atsiprašau, bet... Nesužvaigždėjau, čia jau ir paprastai. Ne, turiu omeny, kad su paprastai žmonės, kurie nėra iš politikos, nes faktas, kad politika nėra tik tai politikos žmonės, bet tai yra paprasti žmonės ir tai yra didžiausia darbo dalis, nes tu turi suprasti, kokia yra problema, kas atsitiko ir ką galima padaryti kitaip, kad nebūtų tokio padarinio, koks buvo būtent bendraujant su tam tikrai žmonėm. Tai dėl to, žinai, faktas, kad pasikeitė, bet niekada nepamiršau savo draugų, nors kartais dauguma džiaugiuosi, kad mano draugai yra supratingi ir jie labai pakankamai daug suprato mane, kadangi kaip norą, kad aš norėčiau toliau tobulėti, domėtis, kad galėčiau būti kažkur dar stipresnis, galėčiau diskutuoti, tai jie tą dalyką suprato ir mane pakankamai palaikė, taip pat ir šeima, nes pakankamai šeima irgi mažai laiko skiria, aš pakankamai mažai laiko skiriau tėvams, tai jie tą dalyką supranta ir žinoma vis dėlto, kaip pasakyti, jau esu ne tam amžiui, kad būčiau su tėvais ir teko pradėti savo gyvenimo etapą gyventi vienam, tai va, taip ir gavosi. Tai vienas gyvenimas. Neklausim, tai vienas jau. Bet tai ar per tą laikotarpį, pavyzdžiui, iš draugų pusės, ar buvo visgi tų, kuriuos praradai iš tikrųjų per tą intensyvumą ir tą darbą visą? Ar gailiesi, kad būtent darai darbe dalykus ir kažkokių santykių su draugais visgi nebeliko ir tau jų gaila? Šiaip dabar pagalvojus, kad iš tikrųjų nepraradau draugų, nes kažkaip dauguma draugų gal suprato tą dalyką. Aišku, labai gaila, kad neturėjau tiek galimybės būti su jais. Bet kaip pasakius, yra liūdniausia jo, kad negalėjau tam tikro laiko skirti su draugais, pavyzdžiui, net ir dabar tarp mūsų kalbant, mūsų filmuotas Tomas, iš tikrųjų mes su juo mažiau laiko praleidom dėl to, kad vis dėlto pasikeitė darbai, pasikeitė, kaip pasakyti, procesas, nes Tomas buvo tas žmogus, kuris labai daug laiko su manim praleido dėl to, kad ir filmuodavo mano pasirodymus, varžybas ir kitur dalyvaudavo kartu, bet kadangi pasikeitė ir darbas, pasikeitė ir šiek tiek kitos veiklos, tai tas yra liūdna, kad mes mažiau laiko praleidžiam kartu, bet kadangi susitinkam karts nuo karto, mes nepraradom tam tikro ryšio ir emocija tikrai nepasikeitė bendravimo. Raimonda, o kaip pas tave su tais ryšiais? Ne, nežinau kaip čia. Šiaip tai labai įvairiai, žinai, kito pas mane tie dalykai visi, bet aš iš principo, man atrodo, pastaruosius kokius 2 metus, žinai, labai pradėjau atsisukti, kad gal reikia visgi mažiau padirbėti, daugiau su žmonėm pabendrauti, nes man tai pradėjo tas jaustis irgi su amžium. Kad... Dieve, kaip sunku čia tarp jūsų ir mūsų. Reikia mums čia tave viduriuką pasakyti. Jo, šiaip reikėjo gal taip, žinai, jauniausiai į priekį. O dabar kaip dėdė, tai paskutinį vidurį dėdė. Sėsk dėdė. Ojei, wow. Tai grįžtant prie žmonių ir santykių, tai tas būtent ir atsirado pas mane, kad aš gal pradėjau labiau investuoti į tą santykių kūrimą, nes aš kartais pagalvodau, kad gal aš jau žiūrėkit, ir draugų nebeturėsiu tuo, nes čia su tuo nebėra kada ir su tuo. Ir pavyzdžiui, pas mane, kas dar irgi būdavo visą laiką, tai kai žmonės mato, kad tu daug veiki ir ten daug dirbi ir darai, tai tai aš tau nerašiau, nes vis tiek užsiims. Tai jūs ir parašykit, man, kodėl dabar sunku imti ir parašyti, jūs gal tikrai mažiau gal darbų turite, tai aš prisiderinsiu kažkaip. Tai man visada šitas toks skausmingas momentas, kad gal dar ir norėtų daugiau pabendrauti, bet tiesiog, tas laikas yra momentas toks, bet ir kiti žmonės galėtų daugiau investuoti tą santykių kūrimą.
kaip sakoma, reikia ne tik tai pačiam kartais dėti tą pirmą žingsnį, bet ir kažkam kitam, kad ras tam bendrą kompromisą, kad ir vienam būtų gerai, ir kitam, nes, pavyzdžiui, aš kaip iš tos pusės žiūrint, kaip bendrauti su žmonėm, aš, pavyzdžiui, labai dievinu, mėgstu bendrauti su žmonėm, tikrai, pavyzdžiui, per savo pasirodymus, kaip būdavo, aš daugiausiai laiko skiriu net ne pačiam pasirodymu, ne kažkam tokio, bet paskui po pasirodymo. Tai bet ir šiaip po pasirodymo laiko paliekam. Man palikim laiko, gerai, nusipokinti, pabendrauti. Taip, jūs atsimenat pačios, aš taip visą laiką būdavau. Ir šiaip su tavim bendraujant, tai daugiau skambini ir kalbini, rašaisi. Jo, aš, pavyzdžiui, esu tas labai žmogus, kuris labai nemėgstu žinutėms susirašinėti. Man, pavyzdžiui, patinka labiausiai visą laiką susiskambinti ir kažkas tokio. Tas pats kaip irgi buvo su podcastu, Raimonda kažką parašo, aš jau geriau paskambinsiu, greičiau susiskambinsiu. Tai čia, žinai, ar 5 minutės voice klausyti, ar tiesiog susiskambinti, susitarti tiesiog. Ne, jau dabar. Žinoma, kur. Tai kalbant apie tuos voisus ir rašymus ir nerašymus, tai šiaip tai čia irgi, sakau, senausios kartos biški variantai, nes visi jaunesni šiaip tik taipina dažniausiai. Jo, nes šiaip tiesiog bijo savo balsą. Skambint bijo. Jo, skambinti iš vis, anxiety, tas jausmas toks, kur arba pasiima telefoną ir išeina į kitą patalpą. Arba skambina nežinomas numeris, tai bijo atsiliepti. O jūs kartais nebūnat, pavyzdžiui, man tai nemalonu klausyti savo balsą, žinai, jeigu kažkam voice parašai ir paskui dar reikia perklausyti, aš, pavyzdžiui, nemėgstu. Reikia? Ne kartais, bet, pavyzdžiui, ar tikrai paklausai visko, ko reikia, žinai, aš niekada neperklausau ir ačiū Dievui, aleliuja Messengeriui, kad galima pagreitinti. Aš visus klausau ant 1,5 karto. Bet aš per greit, ne per greit, aš tau šneku 1,5 karto, pavyzdžiui. Normaliai. Bet jeigu dabar tu taip... Aš labai greitą kalbę galiu kalbėti. Tai ir dabar tu greitai labai kalbėti. Ne, bet tu, kai man rašai, tai tu dažniausiai, tai jo, taip. Su greičiu, tai mums yra buvę su Ieva, kad mes įrašėm kažkokį intro video. Jo, žodžiu, įrašom po konferencijos. Jo, video įrašėm. Ir labai reikėjo trumpai spėti ir mes tikrai per pusantros minutės ir suvarėm belę kaip greitai. Tai paskui Hebra žiūrėjo, sako, kodėl jūs pagreitino tą savo video, mes tai įsivaizduok, mes tam video 1,5 minutės pasakėm, kas vyko, kokie workshopai, ko išmokom. Ir dviese dar. Jo. Bet būtų, žinai, kas buvo įdomiausia, kad paskui būtų galima prakatinti ir padaryti tą lėtesnį, žinai, kur su to kitu balsu, kur eina. Kažkur plaukioja YouTube tas video, galima pasižiūrėti. Nes šiaip tai tikrai, o aš tikrai visų klausau ant 1,5 karto, dar kartais yra specifinė žmonių grupė, kur X2 dar yra per mažai. Kur dar gali. Nes jo, tai dabar... Bet čia talentas, nes man tai, pavyzdžiui, juokinga kartais klausyti, kai būna 2X, nes, pavyzdžiui, Ne, ant kai kurių žmonių, tarsi, tai yra visiškai normalus šnekėjimas ir aš galvoju... Kiek gali, matai, koks nepasitenkinimas. Aš turiu iš tikrųjų... Aš žinai, kaip senesnio amžiaus žmogus, aš jau randu gal daugiau, žinai. Aš turiu iš tikrųjų tą netolerancijos momentą lėtai šnekantiems žmonėms. Ir aš suprantu, kad kai kuriuos dalykus reikia akcentuoti, viskas gerai, bet, kodėl, ar negali greičiau kalbėti, kas yra? Bet žinai, pavyzdžiui, aš būdamas užsienyje, kai būdavo varžybos ir paklausdavau kitų motokarbatų, kaip jūs girdit mūsų kalbą iš šono, žinai. Ir jie tiesiog sako, mes nieko nesuprantam. Sako, jūs ant tiek greitai kalbat, sako, kad mes net nesuprantam, kokia dažniausia kalba tai yra viskas. Šiaip palyginus mes visi 3 greitai kalbam. Iš tikrųjų. Susitiko greitą kalbę visi. Jo, tai reikia palėtinti dabar, paskanės žiūrėti. Žinai, žiūro. Čia, žinokit, nėra jokių filtrų, mes kalbam taip, kaip kalbam. Atsiprašom už greitį, žinom, kad mums reikia valdytis, bet kartais sunku. Nepykit ant senesnio amžiaus žmogaus. Ant jaunesnės gal. Ant jaunesnės gal, bet ant senesnių. Va. Gerai. Mes čia, aišku, jie irgi per daug jauninam, nėra jaunai čia tokia ne pirmus jaunystės. Ne, gal grįžkime į tą naratyvą, kad aš čia jauniausia, Džiaugis, viskas gerai. Tai kokį klausimuką dar prašom, jaunesnį. Kokį klausimuką? Manęs gal aš noriu, kad tu paklausim. Klausimuką į čia. Tai kaip gyvenimas. Gerai. To jaunystėje. Puikiai, tiesiog puikiai. Ne, iš tikrųjų, tai šiaip labai jautri man šita tema yra iš tikrųjų, ką mes kalbam dabar apie santykius su žmonėm. Nes aš jau, gal jau net ir 2 metus, bet pernai metais net taip aktyviai tai sakiau, bet šiemet tai tikrai nominuoju save pačią blogiausią draugę.
visų atsiprašau, jūs žinot, kad aš jūs atsiprašau vakarą šiandien, aš nesuprantu. Ne, iš tikrųjų. Išpažintys. Čia tu Aš visą paleisi. laiką. Ta prasme, aš ypač šiais metais, aš tikrai visiems kartoju, kad, galit man blogiausias draugės nominaciją tikrai duoti, nes, tikrai to laiko. Tai kalėdų proga ar naujų metų proga tau čia prizai už šitą? Tai gal toks jau čia palikintas kalėdų ramybė, gal. Jo, bet kalėdas, žinai, atsiprašymo metą, žinai, tai čia gal, žinai, irgi gali. Aš visiems ranką parašysiu dabar laiškus. O jei rimtai, kodėl tu manai, kad tu blogiausia draugė šiandien? Čia visada toks momentas, galbūt, aš kartais tai jokios tikriausiai per daug draugų turiu, bet, čia tikrai ne. O turi šiaip daug draugų? Turi daug draugų šiaip? Ką tu skaitai draugais, pavyzdžiui, ar pažįstamų, ar draugų turi daugiau? Oi, tai aš kad pažįstamų, tai čia. Apsibrėžkim, kas yra draugai? Taip. Aliutos degustacijoje buvo draugai plus šeima. Nealkoholiniais. Aha, gerai. Tikrai. Aš tai šis pirmiausia pagalvoju, Aliutos, tai čia vardai, žinai, gal kas tu žinai. Tai toks. Ir tikrai to laiko kartu yra mažai. Aišku, kitas momentas yra, kad aš visą laiką noriu kokybiško laiko kartu. Ne tai, kad susitikai ten kažkur pasivažinėjai, ta prasme, ar kažkur išvažiavai, muziejus, nežinau, teatras, kinas, tas pats, nežinau, tiesiog pasivaikščiojimas kažkur. Man labai yra svarbu tas kokybiškumo momentas, kad tai tiesiog nebūtų, nežinau, kažkur tiesiog pasivažinėjimų. Aišku, kartais reikia ir tokių tam pasivažinėjimų ar šiaip pasidėjimų, bet kadangi ir taip to laiko labai mažai kartu, tai tu nori tuos prisiminimus kurti, kurie būtų prasmingi tiek tau, tiek kitam žmogui. Todėl visą laiką ir dovanoju dovanas, tai realiai būna kažkur išėjimas, kad tiesiog būtų proga susitikti. Nes, kai turi jau kažką nusipirkęs, ten, nežinau, bilietą ar kažką, tai jau tu privestas, kaip ir esi, pasiderinti savo visus kitus darbus, o taip tai tu toks, čia dabar labai daug darbų, gal čia vėliau kažkada. Ir dabar atsirado pas mane toks, kur, pavyzdžiui, ten tariesi, pavyzdžiui, sugriuvo planas, ten, nežinau, susirgai. Ir tada toks būna, tai reikėjo tada persitart kaip yra, ir, toks biški atsiradęs. Tai vieno žodžio tavo dabar su draugais susitikimas kartu būna tokia kaip kartu ir pramoga, bet kartu ir socializavimas. Kažką pažinti, kažką sužinoti, naujo ar kažkur tokios pramogos būna, ne? Dažniausiai taip. Aišku, atsitinka visko, bet mano noras ir visą laiką kreipiu tuos susitikimus, kad, pavyzdžiui, jeigu jau susitari susitikti, tai kur važiuojam? Gal čia kažkur, jeigu šiltas laikas yra kažkoks, tai ten pasivaikščiot kažkur, nežinau, daug turim labai gražių gamtos vietų ir panašiai, nes labai mėgstu ir keliauti po Lietuvą, būtent atrasti ne tik svetimus kampelius, bet ir savus, tai toks visą laiką būna, jeigu susitari susitikti su kažkuo, tai ką veikiam? Kur važiuojam, ką pamatom. Bet, ne visada. Taip, Lietuvos pažinimo aš dar buvau nusipirkus tas korteles nutrinimo, žinai, irgi buvo išbandytos, neblogai irgi tikrai, kur nežinau, kad ten yra tiek daug pas mus lietuvėliai vietyčių. Ir mes dar, pavyzdžiui, draugais čia poros metų bėgė atgal, man atrodo, pradėjom daryti žaidimų vakarus, tiesiog stalo žaidimų. Tai labai pasteisinu ir netgi nenerdiškas variantas. Nesusipykstat? Visko būna. Nesusipyksit ten tiek, kad jau, žinai, skirtingas pusės išeitų, pasiginčiai, žinai, tai irgi savotiškai, žinai. Ką žinau, esu turėjus vieną Monopolio žaidimą, kur lenta Monopolio tiesiog skrido į orą. Oho, tai jau čia jums emocionalus tai jūs toliau ten ir pramogaukit. Ne, aš tai padariau, bet ir net iš tikrųjų ne mano draugė, o ten. Pažįstame. Trečias asmuo kažkuris. Taip. Tretieji asmenys buvo įtraukti. Tai iš tikrųjų galima ir susipykti labai stipriai per tuos stalo žaidimus. Tai reikia žinau, su kuo žaidži. Pasitikėjimas. Bet šiaip tai labai, tikrai ugdosi visi pažinimo, supratimo dalykai ir taip toliau. Tai visai fain. Ir toks labai paprastas, kaip ir būdas praleisti tą tokį laiką kartu. Ir žinai, nebrangu, nereikia niekur važiuoti kažkur labai toli. Tai vat irgi. Mes tai, pavyzdžiui, su draugais turim tokį, kaip pasakyti,
proga, vasario 16 visą laiką sutinkam ir visą laiką kepam cepelinus. Pavyzdžiui, va tokia, kaip pasakyti, tokia kaip draugų kompanija, kur va toks būna smagus pasibuvimas visiems kartu, vienas kažkuris ten pjausto bulvės, kitas tarkuoja, kitas mėsą. Ir tokia, žinai, faina, tokia, žinai, toks, kaip pasakyti, pasibuvimas su draugais ir tiesiog fainai praleistas laikas. Gaminimo edukacija. Ir edukacija, jo. Jo, bet fainai tada, kad, žinai, draugų kompanija viena. O čia, kai draugai daug skirtingų. Tada būna labai sunku apjungti. Na, aišku, tu juos gali apjungti per gimtadienį. Bet irgi, pavyzdžiui, mano gimtadienis buvo turbūt didžiausia dilema, tai ką veikti ir kokią programą daryti, nes tiek daug skirtingų žmonių ir iš ten to pasaulio, ir iš ano pasaulio. Bet, kažkaip sumenedžinu, man atrodo, ten. Žinai, aš manau, kad gimtadienis tai yra ta proga, kada vis tiek visi ateina, pavyzdžiui, dėl tavęs. Ir, žinai, jie visi mėgausi buvimu kartu su tam, jie džiaugiasi už tave, o draugai tai paskui dar kaip tik būna papildomas pliusas dėl to, kad jie paskui atranda tam tikrus naujus, manau, ryšius, kažkokius naujus pokalbius ir atranda vienas su kitu geresnį bendravimą ir paskui jie atranda bendrų interesų kartu ir su tam ir su kitais draugais. Bent jau čia gal mano tokia nuomonė, nes aš irgi savo kaip gimtadienį dariau, buvo pas mane labai daug žmonių, gal virš 50, tai jo, realiai, bet kažkaip irgi buvo skirtingų, kaip pasakyti, kompanijų draugų, nes irgi džiaugiuosi, kad turiu tikrai draugų daug, labai ir pažįstamų irgi daug, bet atsimenu savo gimtadienį, tai mes nuostabiai praleidom laiką ir visi buvom kartu, kaip pasakyti, skirtingų, bet jisai iš karto bendra. Mano žadintuvas. Baistukas. Tai va, išjungsim žadintuvus. Ačiū, kad žiūrėjau. Iš tikrųjų. Nu va. Žodžiu, tęsim. O tai gerai, sakei, labai daug draugų, svečių, o vat, Ievos klausė, kas yra tikri draugai, tai kas tau yra tikri draugai. Ne toks klausimas. Gerai, atsiprašau. Gali būti, ta prasme, pažįstami ir draugai gali būti viena, bet tikri draugai dar gali būti visai kas kita. Tai čia klausimas skirtingų klausimų. Gerai, atsiprašau, tai aš link tikrų. Dabar jau paintensyvėjo, mano dabar jau širdies plakimas, dabar bandysiu nesugriauti tiltus tarp visų draugų, nes čia paskui. Nereikia įvardinti. Vardų neminėsiu. Nieko neminim. Ne. Abstrakčiai. Aš manau, kad... Paskui tegul išsiskaičiuoja jau, jie čia nežiūrint. Net nesakysiu vardų, pavardžių, inicialų nieko, bet esmė tame, aš manau, bent jau mano gal subjektyvia nuomonė, tai kad tikras draugas tas, kuris... Neskaitysiu, kiek laiko yra tam tikram draugui skirta, ar ten metai, 2-3 kartais gal tu tikrą draugą surasi, žinai, greitai, ekspontiškai. Bet esmė tame, manau, kad tikras draugas visą laiką pirmiausia supras tam tikras situacijas, kurios būna gyvenime ir kad jeigu tu kartais su juo mažai laiko praleidi, nereiškia, kad tu jo jį pamiršti, kartais būna geriau ne kiekybė, bet kokybė, aš manau. Ir su tuo žmogum pabūdamas, kad ir į metus tinki vieną kartą ar 2 kartus, bet su juo, jeigu tas laikas praleistas kokybiškai, tu su juo jautiesi gerai, tu tada gali ir jaustis, ir taip gali gal skaityti tikrą draugą. Pavyzdžiui, o draugas, aš nesakau, draugai irgi smagu, su kuriais būni kartu, bet kartais tas per daug laiko buvimas kartu su jais, ne tai, kad to atsibosta, bet kažkas tokio, bet kartais tiesiog pasibaigia tam tikros, išsipučia tiek burbulas, kad jis sprogsta ir tu neturi kažką daugiau su jais bendrauti ir būna tik tai tam tikra bendra veikla, kuri ant galo tiesiog atsibosta, bet nesakau, čia esmė, o pažįstami, mano nuomonė, yra tie žmonės, su kuriais tu gali pabendrauti, tikrai, bet su jais, aš manau, aš tikrais draugais arba draugais skaitu tais žmonės, kurie bendrauja ne tik tai su manim, bet ir su mano šeima. Tai kas pažįsta mano šeimą, tai aš tuos skaitau tikrais draugais, tiek draugais. Tai va, o pažįstami tai yra tiesiog žmonės, kuriuos tu praeidamas gatvėje gali tiesiog maloniai su jais pabendrauti, bet jų nepasikeis į savo namus. Bet čia iš tikrųjų labai tiesa, nes su tikrais draugais tu gali net tylėti, tiesiog sėdėti bendroje erdvėje ir nieko nesakyti ir tau tiesiog gera. Tai, man atrodo, yra labai svarbus tas momentas, kad ir tu, ir tave pažintų ir iš vidaus, ir tavo tuos visus niuansus, ir daugiau gilių ir vidinių pokalbių būtų, tai tada ir tose visose fun situacijose irgi visai kitaip gali bendrauti. Tai va, tas ryšio sukūrimas, man atrodo, irgi labai svarbus. Taip, būtent. Nors, pavyzdžiui, man tai yra pakankamai sunku normaliai ryšį megzti su žmonėm ir tada galvoti, kiek čia daug investuosi, neinvestuosi.
ir panašiai, tai, nu, tai va, tai dėl to aš va, ir dedikavau čia tuos skirsnius. Bet šiaip labai keista, nes kaip ir prieš tai, žinai, buvom kalbėję ir tu sakai, čia reikia ryšį sukurti, čia reikia pastangų, visą kitą. Ir aš net pradėjau galvoti, taip iš tikrųjų, kaip pas mane vyks, nes jis kažkaip natūraliai tiesiog atsiranda ir tu niekada net nesusimastai, čia reikėjo tau pastangų kažkokiu įdėti, ar čia kažkaip, nežinau, man labai keista buvo. Nu, man tai ne tai, kad reikia tau, žinai, reikia, bet aš tiesiog iš tos pusės, kad nu, vat, laiko prasme, kad visgi aš turiu irgi skirti žmonėm laiko, nes vat, pas mane tiesiog prasidėjo tas, kad aš tikrai pajaučiau, kad aš labai mažai skiriu laiko žmonėms, arba ten atrašai, arba labai paviršium tik tai, ir ta prasme tas bendravimas tik paviršium, nu jis ten niekur labai nenuveda iš principo, tai vat, aš šitą pajaučiau, kad vat, tokia problema pas mane atsirado, bet tai irgi čia realiai dėl darbų ir visų dalykų. Man atrodo, tai. Bet labai tikiuosi, kad laiku apie tai pamaščiau. Svarbiausia, žinai, pamastyti ir suprastas tam tikras kladas, nes iš tikrųjų, dar gal šiek tiek grįšiu prie to, kad sakai, kad esi prasta draugė, tai iš tikrųjų aš irgi kartais taip pasijaučiu, nes irgi kartais būna tokių žmonių, kuriem jie man parašo, o aš pamatau po kokių 4 dienų, kad man parašė. Ir tai galvoju. Nu ir ką, ir paskui tu atsiprašysi, ar tai bus geriau ar ne, bet nuoširdžiai atsiprašai ir būna, taip tikrai, manau, tie žmonės... Tekia ieškoti, neslėpsiu. Tekia, nu tai va, sakau, va būna taip, kad tu tiesiog va būna taip, pavyzdžiui, kartais messengerį būna taip, užsirašo kokias 7-8 žinutės ir, o kuri paskui atrašysi, ir taip gaunasi. Ir iš tikrųjų paskui jautiesi iš tikrųjų pakankamai nesmagiai, iš tikrųjų aš tą pačią irgi poziciją būnu, sakau, ir, nu tiesiog paskui supranti, kad nenori taip elgtis, nes kažkas su tavim gali taip pat elgtis. Tai šiaip aš kažkuriuo metu man buvo tas etapas, kur belia kiek žinučių, nu tikrai kosmosas. Ir aš jau pradėjau prikolinti, nu vas sakau, tai kaip Pauliukas, nebetrašau žmonių. Man yra dabar, čia pastaruoju metu irgi šitai buvę, kai čia tai užsikimšia visi. Ir aš netyčia atrakindama paspaudžiu ir peržiūriu. Nu ir aišku, išeinu greitai, kad tipo niekas net nebūtų matę, kad čia prisijungiau kažką. Ir paskui, po kelių dienų, tipo, o tai tu man atsakysi tą klausimą? Kokį klausimą? Nemačiau. Tai tavo čia tą netyčia peržiūrėjau. Soriuka. Jo, bet čia dabar gal daugumos tokia problema yra. Ir šiaip man atrodo, kad jeigu kai tik atsirado socialiniai tinklai, buvo žiauriai nice, fun, viskas įdomu, dar nežinai ir panašiai, mes dabar nuo jų pavargom. Ir norim skirti kuo mažiau laiko tiem socialiniam tinklam ir jau tada mieliau susiskambini, ten ar susitinki, pabendrauji ir panašiai. Ir atrodo, kad kitą kartą net gauni tą žinutę ir galvoji. Ar kas nors tas telefonas susičiaups, tiesiog, nu, ką nerašyti. Tai va, būtent apie tuos socialinius tinklus aš buvau iš tikro, gal net galėčiau pasakyti, vakarais labiau priklausomos nuo socialinių tinklų, nes aš pakankamai vakarė atsigulį, nu kokia ten 11, žinai, jau po visų darbų, po visko ir paskrolinį. Ir tiesiog man antiek aš pavargau nuo jų, kad aš pastebėjau, kad mano ir miego kokybė prastėja, aš, pavyzdžiui, daug pradėjau savo košmarus sapnuoti, neįsimiegu ir taip toliau. Ir aš tiesiog padariau taip, aš, pavyzdžiui, paskutiniu metu dabar valandą laiko prieš pasiimu knygą. Ir viskas, pavyzdžiui, paskaitau knygą, pusę valandos ir užverčiu. Ir mano tiesiog mintis būna tiesiog, pamiršęs aš išjungiu, žinai, kad man nieks netrukdytų ir viskas man rami galva. Tai iš tikrųjų tas dalykas, kai mes sakom, kad pavargom nuo socialinių tinklų, tai ne tiek ir nuo to pačio bendravimo, bet ir nuo tiek to nekokybiško turinį, kurį mes kemšame į savo galvą. Ir dėl to aš sakau, aš, pavyzdžiui, ištrinau TikTokus, visokius tokius dalykus, kad jie man tiesiog negaišintų mano laiko ir aš tiesiog neturėčiau tam tikros negatyvios ar kažkokios kitokios emocijos. Ir nesikūriu iš tikrųjų. Čia dar geriau. Pradėsiu gal tai tikrai. Jo, bet čia iš tikrųjų ten tai yra blogybė. Ten iš viso narkotikas. Nu, greitai tik tai. Ja. 3 valandos. Ja. Nu, nėra buvę 3 valandų, bet čia... Tai jau dabar nebesigirdi. Ne, jau dabar jau. Viskas jau pasakė, žinai, žodis nežvirblis, kaip sakant. Nu, yra kaip yra. Yra kaip yra. Bet, nu vis tiek, kažkaip judam link togi, kad ir mažiau tų socialinių tinklų ir daugiau to ryšio tokio kūrimo laiko. Šiaip dar norėjau labai trumpai paliesti kitą momentą, čia su tuo senimu mūsų. Pavyzdžiui, tiek, nu, ta prasme, keičiasi ir santykiai žmonių, ten atsiranda ir draugų, nežinau, ten antrų pusių susiranda, vaikų turi ir taip toliau. Jau pajutot šitą momentą, kad kažkaip dingsta iš ratų žmonės, ar pasikeičia santykis su žmonėm? Aš iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad pas mane draugų tarpe jau atsiranda naujos šeimos, naujos gyvybės. Iš tikrųjų tas dabar laikas kaip tik yra dar malonesnis, nes, pavyzdžiui, jau tu
matai jų augimą, matai, kaip jau pasikeitė visai dar kitoks santykis, nes tu ateini susitikti su draugais, ne vien tik tai pabūt, pakalbėti, bet pasidžiaugti jų visą šeimą, žinai, gal dėl to, kad aš jau senstu, žinai, kitus matau jau kitus dalykus gražius, žinai, bet pavyzdžiui, iš tikrųjų, man net nenukentėjo, bet kaip tik gal net pagerėjo tas santykis su draugais dėl to, kad atsiranda naujos gyvybės, tu matai, kaip jie džiaugiasi, atrandi naujų temų ir kažkaip kitaip visai kalbėti pradedi ir supranti, koks pasaulis, kas yra iš tikrųjų yra svarbiau. Žinai, ne kartais gal pagalvos, tikrai karjera yra labai svarbu, taip, nes dėl to, kad mes susikuriam savo geresnį pasaulį, geresnį gyvenimą, geresnį maistą ir geresnės kelionės ir daugiau pamatom pasaulio, bet mes pamirštam, kokia yra, kas svarbiausia yra. Tai yra šeima, manau, ir šeimos santykis yra tai vaikai ir ką mes galime sukurti geresnio palikdami kitiem. Tai aš manau, kad tas laikas su draugais ir matai, kaip jie kuria naują pasaulį ir naujų žmonių gyvybės, tai tas yra, manau, tik tai svarbesnis dalykas ir malonesnis su draugais. Jo, iš tikrųjų, aš gal apskritai jau gana seniai turiu draugų, kurie turi vaikų ir jau tie vaikai yra ir vyresni, kai kurių, kur jau ir paauglys, ten, tai ir smagu ir pasišnekėti ir iš kitos pusės. Nežinau, man tai irgi yra visą laiką džiaugsmas atvažiuoti pas draugių vaikus. Aš juos labai myliu, jie myli mane. Oi, tata Ieva. Aš ta tokia jo gera tata, kur užsiemu su visais, žaidžiu, man faina, smagu. Ir iš tikrųjų, Paulius teisingai sako, aš visiškai pritariu, kad kartais mes toj karjeroj užsisukę pamirštam, kaip iš tikrųjų yra svarbu šeima ir tuose kituose drauguose. Tu kaip tik ir matai tą pavyzdį tokį gražų, tai pas mane kaip tik irgi gal atvirkščiai su kai kuriais sustiprėjo netgi ryšys po vaikų atsiradimo. Tai atrodo kaip ir interesai išsiskiria, kaip tik turėtų būti atvirkščiai, bet nežinau, kažkaip atrandi tą tokį visai kitokį ryšį ir jeigu ir nutrūksta, tai tikrai ne dėl to santykis, o dėl visai kitų priežasčių. Taip, aš irgi turėjau įvairių pavyzdžių, bet tai iš principo jo, atsiradus ten kitom santykių formom, vaikam, tai gal kažkiek pasikeičia, aišku, pasikeičia tas bendravimas, bet jeigu tai buvo draugai, tikri draugai, tai vis tiek tai santykis išlieka. Ir šiaip, man atrodo, iš principų vis tiek svarbiausia yra tas santykis su kitais žmonėms, kad jisai būtų tvirtas, smagus, geras ryšys ir, žodžiu, kad nebūtų kažkoks paviršinis. Tai va ta gražia gaida. Linkim visiems tikrai santykio tokio stipraus, pirmiausia, tai pradedu nuo mūsų, kad palinkėsiu visiems, kad tikrai jau tą santykį stiprų kurtumėm su savo draugais ir artimaisiais ir nepamirštumėm jų. O tada dar ir laiko savo skirtumėm. Puikus palinkėjimai. Ačiū Jums. Ačiū. Gero vakaro. Ir jau ką aš bedarbis ieško darbo.